visai miesto bendruomeniai. Dėkoju Jums ir pirmiausiai turbūt dėkoju mokytojams ir tėveliams už tai, kad šituose vaikuose randat jų gabumus ir nukreipiat juos teisingą linkmę, juos pilnai išnaudojat. Pačiam jaunimui yra mūsų šviesuliams rajono. Nuoširdžiai noriu padėkoti už jų drąsą, už įdėtą darbą, už kantrybę. Ir noriu palinkėti, vaikai, tikėkit savim ir tikėkit tuo, ką darot. Artėjančių švenčių proga visiems labai noriu palinkėti šiltų akimirkų artimųjų rate, na ir be abejo daug sniego. Ačiū Jums visiems. Ačiū rajono merui. Na, o aš Jums šiandien pasakysiu sumą, kuri be abejo, ko gero, yra įspūdinga. Tai 378 836 litai. Tiek per 8 metus, įskaitant ir šią dieną, buvo išmokėta gabiausiems vaikams į jų sąskaitas. Na, iš tikrųjų, kai po vieną jūs gaunate ten pinigėlius, tai jie galbūt atrodo netokie dideli, o bendra suma tai yra tikrai įspūdinga. Taigi, už tai, kad mes turime tuos pinigėlius ir kad mes galime paskatinti vaikus, mes be abejo dėkingi labai rėmėjams. Šiuo metu, bent šiais metais, mes turime 2 rėmėjus. Tai uždaroji akcinė bendrovė Likmerė ir uždaroji akcinė bendrovė Ukmergės duona. Ir šiandien mes turime Ukmergės duonos atstovę, direktorę Vitutę Šeipokšnytę, kurie taip pat nori tarti sveikinimo žodį. Mėly vaikučiai, jų tėveliai, švietimo skyriaus darbuotojai ir visi svečiai. Labai malonu, kad uždarai akciniai bendroviai Ukmergės duona tenka garbė remti tiek puikių, gražių, gabių vaikų. Kolektyvas sveikina Jūs su šventė, su šiuo puikiu renginiu. Linkiu Jums būti stipriem, drūtiem, sveikiem, ištvermingiem ir siekti užsibrėžto tikslo. Ir dovanoja Jums tokias iškeptas eglutes, kurias aš noriu Jūs ir pavaišinti. Na, o kol mūsų rėmėja Jūs vaišins dovanėlėmis, aš norėčiau, kad fondo veikla pasidžiaugtų fondo komisijos narė, mūsų kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė Birutė Žilėnienė. Gerą dieną visiems. Ir pirmiausia, noriu kreiptis į šiandieną apdovanojamuosius. Nes aš esu tikrai nustebinta, kad šitoj tikrai garbingoj salėj, kur vyksta rimti tokie posėdžiai, ir jūs sėdite, reiškia, rimtose tokiose kėdėse, kur priimami svarbus sprendimai. Ir aš galvoju, kad tai būtent jūs būsite, pakeisite, ateisite ir spręsite, priimsite labai svarbius sprendimus mums visiems. Aš žinau, mačiau sąrašus, žinau, kad jūs tikrai pasiekėt didžiulius laimėjimus, didžiulius pasiekimus, bet jūs dar esat tokie tikrai nedideli ir matau nedrąsūs. Ir aš noriu pakalbėti truputį ir skirti dėmesį ne tik tom dovanom, kuriomis mes šiandieną džiaugiamės, dovanomis, kur yra, reiškia, piniginė išraiška. Aš noriu, kad jūs pagalvotum apie tai, kad jūs tiesiog, jūs išugdė tėveliai, išugdė mokytojai. Aš manau, kad ir dar galbūt kažkas ir kitas turėjo įtakos jūsų pasiekimams, bet norėčiau pakalbėti apie dovanas, kurias jūs
savo širdelėse galbūt jaučiat ir ne visada drįstat kai kurie ir pasidalinti. Žodžiu, nebijokite, jeigu kas nors paprašys jūsų talentingųjų vaikų pasidalinti savo dovanomis, savo gerumu, savo draugystę, savo pagalbą, savo atjautą vienas kitiems, savo gebėjimu suburti į savo bičiulių ratą ir plėsti, kad jisai būtų didesnis. Ne vien tik tais džiaugtis ir būti kaip čempionais. Aš siekiu, aš žygiuoju, aš esu apdovanotas, tai yra puiku. Bet labai svarbu ir kita jūsų pusė, tai jūsų gerumas ir gebėjimas dalintis. Tai, noriu palinkėti, kad sėkmė be abejo lydėtų jūs visus, bet žinot, kaip su ta sėkmė yra. Taip pat kaip ir loterija. Vieną kartą laimim, kitą kartą ne. Tai žodžiu, neįsigaskite, jeigu kitą kartą nepasiseks. Ir pasidžiaugkite, kai pasiseks jūsų draugui, arba netgi nedraugui, tarsi kuris atrodytų. Pasidžiaugkite ir tas džiaugsmas pamatysit padvigubės, patrigubės. O kai nepasiseks, tai nebijokite žiūrėti į gyvenimą kūrybingai, taip kaip kūrybingai esate savo pasiekimuose. Ką tai reiškia? Jeigu nepasisekė arba suklydau, tai nebijoti, išdrįsti, eiti, daryti, kovoti ir svarbiausia, kad jums patiems būtų gera nuo to darbo. Kad jūs mažiausiai save sužeistumėt dėl nesėkmės ir nenuliūdintumėt dėl nesėkmės kitų. Bet kokią kainą siekti rezultato. Taigi su švente artėjančia, su šventomis artėjančiom kalėdomis ir tom dovanom, kurios ne visada yra materialios. O šiandieną iš tikrųjų noriu padėkoti Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo iniciatoriams, rėmėjams, be abejo, garbiems žmonėm, kurie stovi prieš jūs. Jūs sėdite, o jie stovi, pagerbdami jūs. Žodžiu, visiems ačiū ir būkime draugais. Tai gražios jums šventės šiandien.